Kelionė į Mažąją Lietuvą, į Rambyną, Bitėnus visada širdyje sukelia džiaugsmą. Šiais metais paskutiniai gandro pavakariai vietiniai bendruomeniai ypatingi, nes jie sutapo su Rambyno regioninio parko įsteigimo 20-mečiu ir su įkurtuvėmis. Duris atvėrė erdvus ir modernus lankytojų centras. Žiedų gėrimas. Esate tokio gėrė? Ne. Šeivamedžių žiedų turiu prisirenkusi. Yra žiedų turiu daug. Žiedų dabar jau sudžiovinti netinka, žali turi būti birželio mėnesį rinkti reikia gaminti. Mes rinkom birželio mėnesį. Bet tai dabar ne žali jau jie? Ne. Jau nebešdžiovinti. Tik arbatai. Bet skanu. Labai. Kas dar nori? Čia jūsų komanda, jūsų augina? Tai čia mano komanda ir dar čia ateis daugiau ir čia visi nečiups į tą mašiną. Ir čia net auginti nereikia, taip gražiai užaugo. Tai gerai. O kai prie Vargano piliakalnio aš supratau, kad nėra ką sakyti, tai šitie mano jaunuoliai pasipiktino, kad jie negalės nei žodžio ištarti ir jiems vakar special buvo sukurti tekstai. Klausau. Susiruoškite gražiai 3 valandom į kelionę, kam įdomus mūsų kraštas, kam patinka, kas privalo matyti piliakalnius. Vyriausia parko kultūrologė Giedrė Skipetienė jau kviečia visus į talpų autobusą. Tuoj pajudėsime link Piliakalnio, Stūksančių Rambyno regioninio parko teritorijoje. Tai noriu parodyti kairėje pusėje, visi matote mažytės kapinaites, Mažosios Lietuvos panteonu vadinamas, arba bent pretenduojančias tapti Mažosios Lietuvos panteonu. Šiose kapinaitėse, kurios pradėtos tvarkyti gal tik tai 89 metais, nors prieš tai vienintelė Bitėnų kaimo lietuvininkė gyvenusi čia ir po karo, Elena Grigolaitytė Kondratavičienė, ji žinojo, kas čia buvo palaidoti ir galų gale jinai buvo tarusi savo žodį. Kaip ir visus mus naikina laikas, taip ir jai ateis laikas. Todėl, kad galbūt kada nors kam nors reikės Jankų šeimos vietos. Ir 1985 metais architektas Algirdas Zolubas iš Vilniaus pagamino gražų kryželį, tokį stogastulpį, ir su Elena Grigolaityte Kondratavičienė bei jos anūkais Mindaugu ir Žilvinu 85 metų gegužės 9 dieną, kai visi šventė pergalės dieną, tyliai vakare atėjo ir pastatė Jankų kapavietės vietoje tą ženklą. Nuo to prasidėjo tvarkymas, dabar ten ilsisi Vydūnas, Martynas Jankus, Marija ir Jonas Vanagaičiai, Valteris Kristupas Banaitis, ten atrastas pasieniečio Aleksandro Žvinakio kapas. Ir šiaip ten palaidoti žmonės, kurie mylėja ir gražinė šį kraštą. Kad direkcijos pastate iki karo buvo restoranas. Tenai antrame aukšte vasaras leisdavo Vydūno jaunesnis brolis Albertas. Pats Vydūnas ir sėdavosi Bitėnuose pas Martyną Jankų dažniausiai. Bet kai jie kartais susikirsdavo, nuomonių skirtumai buvo, tai Vydūnas sakydavo Jankui, man užteks, aš išeinu į Tilžę. Ateidavo iki Gustavo Volbergo pas savo brolį, pernakvodavo dar keletą naktų, pavaikščiodavo savo gražiąją Rambyno žemę. Ir išeidamas sakydavo Gustavui Volbergui, nesakykit Jankui, kad aš čia dar buvau užsilaikęs, todėl kad geresnės vietos poilsiui kitai vasarai, kaip pas Jankui, jis žinoma neturėjo. Rambyno regioninis parkas turi 8 draustinius, 8 kaimelius ir juose gyvena ir miestelį, kuris neturi miestelio vardo, tiesiog yra gyvenvietė ir turi apie 1200 gyventojų. Beveik visi gyventojai gyvena kaime. Ir užtat labai stebėtinas dalykas, kai gandrų lizdus žemino gandrų kolonijoje ir kai žiūrėjo, iš ko tie gandrai savo namus stato, 2 lizduose buvo rasti aukštakulniai, naujutėliai, moteriški bateliai. Mes žinoma suprantam, kad gandras gandrienę myli ir kad ypač raudonas batelis ant raudonos kojytės žiūrisi labai gražiai. Bet kyla klausimas, kuri čia mūsų kaimietė taip gražiai vaikšto, apsiavusi.
Kituose lizduose buvo rasta mūsų tradicinis apavas 4 kaliošai. Bet štai sodybėlė jau pravažiavom, galėčiau apie ją ir nesakyti, bet jinai priklausė Jėgomastams. Apie Enzį Jėgomastą žinome visi labai daug. Jis ir jo šeima yra įtraukti į 50 iškiliausių Lietuvos piliečių visais laikais davusių daugiausiai Lietuvai. Vilniečiai gali jo kapelį aplankyti Paneriuose. Jo ir visos šeimos, kurią naciai sušaudė 41 metais rugpjūčio 21 arba 23 dieną. Čia kažkur tai mes pravažiuosim tą vietą. Gyveno malūnininkas Švarcas, kuris 1811 metais iš Šventojo Rambyno akmens pasigamino girnas. Ir 1811 metai yra laikomi paskutinės baltiškos šventvietės Rambyno kalno sunaikinimo metai. Ir kai jis pasidarė Šventojo akmens girnas, tai iš visų kraštų traukiantys į Rambyną žmonės malonių prašyti, neradę akmens, klausė apylinkių žmonių, o kurgi šventasis akmuo? Štai mes nuo Varšuvos, mes nuo Smolensko, o akmens nėra. Ir vietiniai žmonės rodė tą vietą, kur girnos guli. Ir ten Dievas Perkūnas sudaužė malūną ir neleido nei vieno grūdelio sumalti tam akmeniui. Tiksliau tom girnom, kurios buvo pagamintos iš šventojo akmens. Žmonės radė tas šventasias girnas, pasakojama, per 20 metų. Plaktukais, gremštukais, viskuo, kuo galėjo, po gabalėlį išsinešiojo. Bažnytėlė, apie šią bažnytėlę aš jums turėčiau papasakoti. Pamatus tai bažnytėlei galimas dalykas ir tikriausiai nurodė šioje vietoje išpilti, pakloti Martynas Mažvydas, Ragainės parapijos kunigas, kadangi Vilkyškiai priklausė Ragainės parapijai. Šituo keliu jis beveik toje vietoje, kai kur truputėlį pasitraukė į šoną, bet šitas kelias veda tiesiai iki kelto ties Ragainę. Ir tuo keliu kryžiuočiai nusiaubę aną Nemuno krantą, užėmė Ragainės pilį, sudeginę Šereiklaukį, Opstainius, tiesiog traukė į Žemaitiją. Nu bet ką, save paaukojo prūsai, save paaukojo skalviai, žemaičiams beveik nereikėjo aukotis, nes kryžiuočiai pas juos atėjo visai silpni. Eugenija Šimkūnaitė, kuri 64-65 metais ano šimtmečio išvaikščiojo visas šitas pievas, surado puikių žolių ir jos vaikščiojimų pagrindų buvo įkurtas Rambyno landšaftinis draustinis. Tas piliakalnis, į kurį mes su jumis keliausim, mes būsim pirmieji Lietuvos visos pasiuntiniai aplankę šitą piliakalnį. Ten, kaip suprantu, mūsų laukia, nes jau dūmas rūksta. Kai jis buvo atrastas tarp brūzgynų, medžių, šimtmečiais slėptas, aš nežinau, kiek jis buvo slėptas, aš turiu tokį įtarimą, kad po karo juos ypatingai slėpė. Apaugino medžiais, kad mūsų gražioji, romantiškoji istorija, kuri neprasidėjo su krikštu, o dar kažkada prieš krikštą, kad jinai būtų užslėpta ir mes niekada negalėtume pasididžiuoti ir savo vaikams, vaikaičiams perduoti štai kokie iškilūs piliakalniai, štai kur mūsų stiprybė. Dar noriu pasakyti, kad visi 3 piliakalniai, kuriuos mes lankysime, yra rytinėje Rambyno kalno pusėje. Rambyno kalnas kaip šventvietė buvo apsuptas puslankiu, tik nuo žemaičių nereikėjo gintis, o iš visų pusių reikėjo. Tai štai šventvietės ginamosios pilys, kalviškos pilys prieš mūsų akis. Mielieji, tai dabar mes išlipam, ponas Juozai, pirmin veskit, rodykit. Man pirmam išlipti.
Skalvių pilis, stovėjusi Opstainių kaimo, Raudondvario kaimo teritorijoje, stovėjo kaip tik čia. Yra žinoma, kai ją puolė teutonai, tai visi pilies gyventojai susidegino kartu su pilimi. Šis piliakalnis vienas iš iškiliausių, apie jį dar 19 amžiuje legendas ir sakmes surinko ir parašė, aprašė, pateikė spaudai ir po visą Europą nuvilnijo garsas apie šį piliakalnį Tilžės mokytojas Eduardas Gizevijus. Pilis sudegė, tačiau deivė Laima, globojanti šį kraštą, vis tik tai turtus ir pilies žmonės paslėpė kalno viduje. Mielieji vyrai ir jaunikaičiai, čia jums tektų labai suklusti, kad čia kalno viduje gyvena kunigaikštytė Išdidžioji Selmytė, kunigaikščio dukra, kuriai piršosi traukiantys pulkais teutonai, kryžiuočiai, bet visus iki vieno jinai tiesiog paniekindavo. Kai atsirado jaunikaitis iš Skalvių genties, kuris jai patiko ir jinai nutarė iškelti vestuves, tai susivienyje priešai, visi buvę jos jaunikiai, puolė šitą pilį. Pilis sudegė, tačiau Selmytė, kaip sakiau, yra kalne. Tai štai, Skalvė Selmytė yra ten, lietuviai iš Skalvos ir nebūtinai, gali būti ir nadruviai, ir lamatiečiai, gali būti jotvingiai, kas tik nori, bet turi būti doras būtinai. Jis turi ateiti joninių naktį, kai Selmytė išėjusi čia šukuoja plaukus ir laukia savo išrinktoje jau daug amžių. Iki šiol matyti ir tebe laukia. O šiaip dar trumpai noriu pasakyti, kad šis piliakalnis tikrai išvaduotas iš begalinių kemsynų. Čia atlikti didžiuliai darbai. Čia aš tiesiog noriu pasakyti, kad net neįtikėtini darbai, todėl kad piliakalnis didelis. Trikampė šita jo plokštuma aikštelė yra 85 metrų. Nes kada čia pirmą kartą atvažiavau, vaizdas, klausykit, baisu, atrodo, kai džiunglės papuolė. Va toks vaizdas. Ir kiek čia reikėjo darbo įdėti, ir kiek čia buvo įvairaus nesusipratimo, visko, bet kaip matot, va dabar stovi. Piliakalnio skiriasi, tai čia ponas hidrologas puikiai žino, aš primityviai ir paprastai. Pirmiausia, tai turi būti stačiai šlaitais, kalnas su gražia aikštele, gynybiniais grioviais ir pylimais. Ten ant Opstės ar Apstės upės kranto stovėjo iškilusis piliakalnis, kurį aplankėme. Dabar prie Apstelės upės kranto stovi mažas, gražus piliakalnis. Einam. Dabar viskas čia. Šalia yra labai graži kalva, užimanti gal 15 hektarų, jūs ją pamatysite nuo piliakalnio, 38,5 metro aukščio virš jūros lygio ir birželio mėnesį jie apsipila purpuriniais žiedais, nes ten pražysta pusiau retas augalas smaliukė. Aš turiu pasakyti taip, šitie vaikai yra šio krašto piliečiai ir pamatę šitaip išliečiančius laiptus, jie patys pasirinko pasakyti po sakinį. Ir Kostas, mūsų Kostas, užmiršo žodžius. Lukas prisimena? Prašau. Nedori žmonės sulaužė laiptus, todėl atminimai uždegėme ugnį piliakalnio papėdį. Aš pasakysiu, Kostai, tavo žodžius. Mes negalime jūsų pakviesti ant šio piliakalnio. Tai Opstainių antrasis piliakalniukas. Piliakalniukas labai gražus, bet yra versijų įvairių, kad kai archeologai dirbo, tai nerado kultūrinio sluoksnio, kurio visur apie 1,5 metro rado. Taipogi nebuvo rasta gynybinių įtvirtinimų. Taip pat nebuvo, bet įrodymas yra, kad kaimo viduryje stovintis piliakalnis atitinkantį aikštelę
šitie šlaitai status 4-8 metrų aukščio, galbūt jis dar ankstesnis, ko mes negalime suprasti, gal dar anksčiau ir anksčiau buvo. Visi kartu su mumis nusifotografuos ir paskui mediena tiesiog bus rankomis atnešta ir sutvarkyta. Ir galite tautos dalis palipti ant laiptų, kas jaunesni. Arba pirmieji sukiam. Rūmus. Atvažiuokit dviračiais, Dieve mano, koks čia puikus kraštas. Kaip? Jeigu mes važiuotume pavasarį šiuo keliu, tai daug kur žydėtų alyvos, obelis, kriaušės, slyvos. Tai vienkiemiai, kurie sunaikinti. Mes dabar pravažiuosime Šereiklaukio dvarą. Buvęs vienas iš stipriausių, gal net pats ekonomiškai stipriausias dvaras. Dvare buvo mokykla, kurią išlaikė dvaras. Ten buvo dėstoma lietuvių kalba. Mes visi, kurie čia gyvenam, kurie prisiliečia prie šio krašto, tikrai tikim, kad šita dvarvietė kokiu nors būdu būtinai atgims. Plius labai puikiai bendruomenė Šereiklaukio. Ir jie susibūrę žmonės, kiek gali, tiek gaivina istoriją. Kairėje pusėje prašom žiūrėti į pilkapį milžinkapių vadinamą. Bet archeologas Valdemaras Šimėnas tokiom pasakom netiki. Ir jis sako, archeologai ir istorikai čia turi padirbėti, idant greičiausiai čia paskutinio skalvių vado Šereikio kapas. Skaisčiai šviečia saulė ir jau į trečią piliakalnį įkopti pasidarė netaip lengva. Prireikė valandėlės atsipūtimui. Noriu nufotografavot mūsų gražuolius, jaunuosius skalvius. Čia stovėjo Šereikio arba Sareikos arba Šereikos skalvio pilis. Kad ši pilis stovėjo jūros ir Nemuno santakoje, jūra štai čia įteka į Nemuną. O kadangi skalvė, aš apie skalvius taip vis norėjau papasakoti, kaip ir nepapasakau, trumpai pasakysiu. Tai buvo aukšto kultūrinio ir materialaus gerbūvio gentis. Vokiečių mokslininkai kažkaip bandė savintis labai, kad tai buvo prūsiškoji gentis, lyg tai pateisintų jų invaziją. Tačiau dabar jau objektyviausia nuomonė yra priimta, kad tai baltų gentis. Jūra įteka į Nemuną, o gal 3 ar 4 kilometrai iš anos pusės Šešupė įteka į Nemuną. Ir štai šios dvi upės atneša visus turtus, kuriuos Sūduviai, Jotvingiai galbūt, Žemaičiai nori išgabenti į Europą Nemunu. Tai štai šie skalviai ir buvo kontrolieriai. Jie labai išdidžiai ir tvirtai yra draugavę su vikingais, todėl kad radiniai rodo tai, kad tikrai kalavijų vikingų laikų įvairiausių svetimų kraštų pinigų ir daiktų čia yra rasta labai daug. Bet šitas piliakalnis apdainuotas, aprašytas, kaip jau girdėjote, jo vadas išaukštintas, bet niekas nežinojo, kurgi tas piliakalnis. Daug ieškotojų buvo, nežinia kaip ieškojo, atvažiavo Valdemaras Šimėnas, archeologas gal 5 ar 7 metus pavaikščiojo ir rado. Pagal visą tą istoriją tiesiog rado šitą vietą ir rado piliakalnį. Šereika, šis iškilusis skalvių vadas, nutarė į kovą iškviesti Klaipėdos komturą ir jį nugalėti. Tokiu būdu aš jau nekalbu apie tai, kaip skalviai kadaise buvo pripažinę Lietuvos valdžią. Nes 1559 metais, sako falsifikatas, nežiūrint kaip falsifikatas, ar ne, yra išlikęs raštas, kad Mindaugas karalius mūsų, sako broliams ir magistrams, aš atiduodu visą skalvą jums. Tai jeigu atiduoda, tai reiškia jinai buvo. Reiškia prieš tai mūsų Lietuvos karaliaus Mindaugo žemėms priklausė skalva. Nu tiesa, skalva paskui buvo niokojama ir liko jos tik mažas pakraštėlis iki Dauglaukio. Bet noriu pasakyti apie Šereikį. Jis apsimetė, jog nori krikštytis.
ir su savo vyrais pasiuntė pasiuntinius tam komturui. Patys vyrai kariai pasislėpė ir laukė, kada šie išeis jų krikštyti, kad sudoroti tuos brolius magistrus kryžiuočius teutonus. Tačiau kažkas iš savų išdavė. Ir tada atėjo kryžiuočiai, iškapojo juos visus, sudegino pilį ir patys kalvių vadą Šereikį, Sareką ar Šereiką, sunku pasakyti, paėmė kaip ir nelaisvę ir kitus jo draugus. Pririšo prie medžio virvėmis ir patys tie karžygiai, kryžiuočiai, stipruoliai prigulė pailsėti po tokių didelių kovų. Bet Šereikis buvęs labai stiprus ir išsivadavęs iš pančių, virvių, jis stojo į kovą. Jis nukovė dar 2 brolius ir vienam ranką nukirto, tačiau buvo užmuštas kitų brolių teutonų. Užtat dabar, mielieji, pasižiūrėjo į jūrą, į Nemuną, į mūsų mažąją Lietuvą, štai ten, kuri dabar Rusijos krantu vadinasi, galime gražiai vėl eiti į autobusą ir važiuoti į Rambį. Šitas visos pievos yra Natūra 2000 ir jos yra labai svarbios. Tai flora ir fauna. Čia lapiukų galite, jeigu ne į mane žiūrėtumėt, tai pamatytumėt jaunų lapiukų, griežliukų, kurių dar neišgaudė gandrai ir visokių kitokių padarėlių. O kokių čia žolelių tik nėra. Juk iš šitų pievų vietinės merginos, čia buvo bruko kelias, pagamindavo savaitę ištisas sūrius. Ir arba čia keltų, anapusėj Tilžės turgų sekmadienį, nes pasauliniai turgai yra Tilžėje tik sekmadienį, iš Prūsijos gilumos atvažiavę pirkliai mūsų pirkdavo visus tuos sūrius. Ir niekad neklausė, ponia, kuriam kaime tokį gardų sūrį pagamino. Taip gimė Tilžės sūrių pavadinimas. O kai atvažiavo italai pasibarti su telšiais dėl parmezano, tai pasakė, pas mus tik Lombardinijos viename regione auga tam tikra žolė ir tik iš ten karvės pasiganę duoda pieną, iš kurio gaminamas parmezanas. Ir pasakė kaip analogą, antai pas juos čia prie Nemuno, tarp jūros ir Nemuno priešais Ragainę, irgi auga puikioji žolė, kurios karvės prisiėdė duoda specifinio skonio pieną, kuris ilgai nerūksta ir tik iš jo turi būti gaminami Tilžės sūriai. Dar turiu pasakyti labai įdomų faktą, kad štai mes atėjom prie Ragainės. Ragainė tai miestas, kuris davė mums Mažvydą. O Mažvydas priklauso mums visiems, nes mokslininkai dabar sako, kad jeigu ne Mažvydo katekizmas, tai mes dabar lietuviškai nekalbėtume. Mažvydas dar priklauso mums visiems ir dėl to, kad mes nežinom, iš kurios Lietuvos vietos jis atvyko. Nes mes žinom, kad lietuviai išvarė. O kai išvarė Karaliaučiaus universitetą baigęs 1547 metais, Mažvydas atvyko į Ragainės parapiją dirbti evangelikų liuteronų kunigu. Mažvydas atvykęs tarė, aš atvykau, kad Prūsiją namo parveščiau. Sujungčiau Nemuno abu krantus. Šis senvaginis ežeras vadinasi Merguva. Mergos turi būti labai atsargios, nes čia gyvena laumės, kurios pamato kokią neblaivę merginą ir kartais nusidempia į dugną. Dar noriu pasakyti, kad ta žemė už Merguvos priklauso Lietuvai, vadinama Tūsainių sala. Šita žemė priklausė kunigui, tame tarpe ir Mažvydui, o biteniškiai, neturėdami puikių žolių savo karvėms. Kai tik tai kunigas ateina į bažnyčią į pamaldą, susivaro į šitą salą, pusėsalį tiksliau savo karvės. Ir Mažvydas sakė ne kartą, Dievas sukūrė žmogų tam, kad jis pamažu aukštyn liptų ir rojų pasiektų. O jūs pamažu ir šventadienį svetimose pievose karvės gavote. Tai ten tolumoje matote kalnas Rambys, apaugęs. Labai unikalus Bitėnų, Šilėnų ir Užbičių kaimas. Nuo Smalininkų iki pat Deltos tai vienintelis kaimas esantis ant paties Nemuno kranto, nes jo neužlieja. Vilkiškių kalvagūbris taip suformavo, kad tokia plokštuma, jog niekada Bitėnų neužlieja. O dabar unikalioji gandrų kolonija Pušyse. Taigi šiandien atsisveikinimo su gandrais diena, bet
Žiūrėkit, gal kur gandrą pamatysit. Vakar 2 dar buvo lizduose. Nors pagal teoriją jie jau turi būti atsisveikinę su mūsų kraštu. Ugnelė. Dek ant šventojo Rambyno aukuro. Sušildyk mūsų namus, apšviesk juos, ištirpdyk ledą mūsų širdyje. Mes prašome iš jūsų daug senųjų dievų. Perkūno, Gabijos, Žemynos, Austėjos, Bubilos, Laimos, Mildos ir visų kitų dievų palaimos mūsų namams. Mes norim paaukoti jums aukų, dovanų ir paprašyti jūsų malonės. Šita auka bitutėms, visiems vabzdžiams, paukščiams, paukšteliams, visiems gyvūnams, kurie tik tai yra mūsų šaly. Globok juos, daugink juos. O šitą paskutinioji dovana tam, kad palaimintumėt sunkią žemdirbių dalią, kad palengvintumėt jų darbą, kad jų aruodai visada būtų pilni ir kad ant mūsų stalų netrūktų duonelės kasdieninės. Ir norėčiau visiems palinkėti, kad Rambynas būtų pagrindinė traukos vieta. Palinkėčiau, kad visi, kas ateina, pasisemtų čia stiprybės, jėgų iš mūsų protėvių, kovų už mūsų tėvynės laisvę ir kad gerbtumėm visi, mylėtumėm Rambyną. O neieškotumėm čia kažkokių pramogų, linksmybių ir kad bent nešiukšlintumėm jame. Čia senas Rambynas, čia Nemunas mėlynas, gimtaisiais pušynais aidės mūsų jaunystės daina. Čia mūsų brangi Lietuva, prie Nemuno laiminga, graži ir laisva šalis tu mana. Čia mūsų brangi Lietuva, prie Nemuno aidi daina, kaip motina tu mums gera, šalis Lietuva. Dabar kalno šlaitai jau tvarkomi, sutvirtinti, kadangi Nemunas vis plauna, kitokios grėsmės vis pagrasina. Todėl šio projekto vykdymo metu Rambyno kalne buvo atlikta labai daug darbų, kurie galbūt net nematomi. Štai čia niekada nebūtumėte pamatę Ragainės. Miesto, kuris mums davė Mažvydą. Miesto, kuriame buvo pirmą kartą išspausdintas pirmasis mūsų lietuviškas laikraštis Aušra ir visi 5 jo numeriai. Miesto, kuris mums brangus, todėl kad tai Ragainė, dabar Nema. Ana pusė, kaip matote, dar labai reikalinga mūsų dvasiniam gyvenimui. Tai mažoji Lietuva. Ten Donelaitis, ten mūsų gramatikos, ten mūsų Bretkūnas, ten Kleinas, ten Vidūnas, ten Donelaitis, ten Rėza. Ko tik tai pasakysi, viskas ten, iš ten atėjome. Jeigu nebūtų mažosios Lietuvos, kuri štai ten ir dalelė čia, tai nebūtų ir didžiosios. Todėl visada atėję, pabuvę ant Rambyno, parimokim ir pažiūrėkim į savo mažąją Lietuvą, mūsų tautos šaltinį. Štai ten Tilžė. Lietuvos nebuvo kadaise jokios, buvo Rusija, Vokietija, bet ji turėjo sostinę ši Lietuva. Tai buvo Tilžė. Tai spaustuvių kalbos knygnešių miestas.
Bet Rambynas nėra šiaip jau kalnas. Tai yra šventvietė, kuri priklauso, ar ją mes savo širdyje turėsime ar neturėsime, žinoma, priklauso nuo mūsų. Bet Rambyno istorija yra tokia gili ir iškili, kad apie Rambyną skambėjo šimtmečiais. Čia buvo vienintelė vieta pasaulyje 19 amžiaus pabaigoje ir vienintelis pirmas kartas, kur visų 3 rūšių lietuviai buvo susirinkę aptarti lietuvių klausimo. 3 rūšys tai taip. Didžiosios Lietuvos lietuviai atvykę iš Rusijos, mažosios Lietuvos lietuviai atvykę iš Prūsijos ir Amerikos lietuviai, kurie buvo su kišenėmis plačiomis ir sakė, jūs darykit čia, ką norit, mes jūs paremsim. Čia sėdėjo Basanavičius, čia buvo atėjęs poliglotas Zaurveidas ne vieną kartą. Galbūt žiūrėdamas į Tilžę ir mus visus jis sukūrė mums antrąjį Lietuvos himną, arba pirmąjį mažosios Lietuvos, lietuvininkais mes esam gimę. Garlaiviais atbildėdavo lietuvių giedotojų choras iš Tilžės draugijos. 40 metų Vydūnas jam vadovavo, jokia šventė be jo nevykdavo. Jeigu Nemune siausdavo audra ir Vydūnas tol kalbiu paskambindavo Jankui, kad choro nebus, tai katastrofa visiškai iki visiško radikulito. Vydūnas suorganizavo pirmąją dainų šventę čia. Vydūnas organizavo pirmąjį spektaklį čia ant Rambyno. Viskas, kur lietuvybė pulsavo, tai buvo čia ne veltui Rambyno kalnas minimas kaip tas didysis simbolis lietuvybės. Iš čia sklido ta šviesa. Tai buvo vienintelė oazė lietuviams, kurie galėjo pasijusti gerai. Aš savo misiją tam kartu baigiau. Už 3 minučių aš iš naujo pradedu. Ištisas 3 valandas Giedrė Skipitinė pasakojo įdomiausias istorijas apie krašto praeitį. Šiandien tikrai gandrų pavakariai. Ir kadangi šiandien reikės duoklę gandrams atiduoti, tie, kurie važiavom tylos minutę, pagerbėm gandrų išskridimą, aš kviesiu mūsų sidabrinio arba auksinio balso merginą Inesą Andrikaitytę, kad ši jūs nuo Bitėnų, Eisilių ir kitų kraštų pakviestų Bitėnų daina. Prašom. Bitėnų mergelės, didžios didžturėlės, gyrės plonoms tropelėms, bei margosioms skrynėlioms, gyrės plonoms tropelėms, bei margosioms skrynėlioms. Kaip gandrų laukdavo būrai, aprašė Kristijonas Donelaitis, o paskaitys Bitėnų anūkė Kristina Jonkutė. Kristijonas Donelaitis. Ištrauka iš poemos Metai. Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapą. Tai besidžiaugiant jam, štai jau ir jo gaspadinė iš šaltos gaspados vėl išlindusi rados. Ir su savo snapu meilinga sveikino draugą. Taip po tam abu, daug dirbė bei trusinėję, valgys tau sužvejot nulėkė pas klaną. Ir kelias varles bei rupūžės paragavę, dievui širdies visos vernaidę kavojo. Tu žmogau nekings, mokyk iš čia pasikakyk ir pasisotindams gardžiaus, neužmiršk savo dievą. O dabar kviečiame Rambyno regioninio parko direktorę Dianą Milašauskienę. Šiais metais sukanka 20 metų, kai aukščiausiai valdžios vyrai gražiausiose Lietuvos vietose
sugalvojo įsteigti regioninius parkus. Ten, kur Nemunas, sutikęs savo sesę jūrą ir perskrodęs Vilkiškių Kalvagubrio aukštumas, padaro pjautuvo pavidalo vingį, gamta ir istorija sukūrė vertybių kompleksą, Suskalvių genties šventovę, lietuvių tautinio atgimimo ir knygnešystės epochų simbolių Rambyno kalnų, nuo kurio atsiveria didingi vaizdai į Ragainę, Tilžę ir Nemuno deltą. Ir mes šiandien matome rezultatą visuomeniai. Tai yra 4 svarbiausius paveldo objektus pritaikytus atvertus lankymui. Tai yra Skalvių epochos archeologiniai paminklai su Rambyno kalnų centre, su tuo simboliu, kuris davė vardą ir Rambyno parkui, nes nieko stipresnio už jį šioje vietoje nėra. Ir taip pat matome naujai senoje sodyboje, istorinėje, atsinaujinusi pastatą, kuriame yra nuo šiandien pradės veikti Rambyno regioninio parko lankytojų centras. Su svarbiausių parko vertybių, apie kurias aš pradžioj ir paminėjau, ekspozicija. Jau kerpama juostelė simboliškai užtvėrusi kelią į naująjį lankytojų centrą. Čia reikia prigrėminti šitos gabaliukus. Atidaro duris į lankytojų centrą ekspoziciją. Tai prašom. Tai jūs pirmieji pirma. Tai ką, kviečiame? Prašom visus aplankyti ekspoziciją, o paskui bus pavakariai ir viskas čia. Čia gražu ir įdomu. Tikimės dar nesykį užsuksime įdėmiau pastudijuoti stendus ir ekspozicijas. 24 metais išleista knyga, atvertėm tą puslapį Detmoldas. Detmoldas mums sako labai daug. Po karo iki pat mirties ir net iki 91 metų ten gyveno. Ir po mirties didysis mūsų Vilius Storostas Viliūnas. Štai verslai, amatai, kuo tik neužsiminėjo šis kraštas, iškilus kraštas, visko daug. Visi verslai įvairiausi, bet čia šiandien, žinoma, to neižiūrėsim. Galima tik tai peržvelgti tam kartu. Mėlėjai, kadangi šiandien ne vestuvės, o tik krikštynos, tai neuždegėm puikiojo šviestuvo. Vestuvių dieną šitas toks šviestuvas, kurį labai puikiai atliko Klaipėdos dizaino centro meistrai, būdavo uždegamas tik vestuvių proga. Kiekviena šeima laiminga būdavo turėdama ką nors tokio, bet jeigu neturėjo, galėjo pasiskolinti iš tikrųjų, kaip dabar yra. Tūbeliai, kuriuos demonstruojam, tai yra puošnūs, gražūs, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus, tiesiog ne koncertiniai, ne kokie, bet tiesiog į turtų, paskui į svečius. Taip televizorius, mėlėjai, mums įjungta, čia yra daug filmų sukurta, gal 6 ar 7, kas galima žiūrėti, visi Pačiame Bitėnų kaimo centre ant Nemuno kranto įsikūrė 23 lizdai. Nu, gandrų, aišku, mes dabar nematom. Ai, tiesa, matom, mes čia juos uždarėm.
Tai jie yra. Galvojau, kad ir iš čia išskrido. Dabar. O dabar kviečiame paskutinių gandrų pavakarių. O dabar jau kviečia vaišių stalas. Ir bitėnų šeimininkės jau dalina garuojantį kugelį. Juk šiandien paskutiniai gandro pavakariai. Iki naujų susitikimų.